ką, šiek tiek dar liko proto. Nebuvo žodžių pamiršta, kurie visoms nuobodu. Somas, visi būrėsi į poras, tik tamošius be kepurų, savo poros likščio neturi, nors visi aplinkui juda, bet tamošius lėto būdo, pats į lauką, pats į tvartą, pats sau kepa, pats sau verda, pats mazgoja sau puodynę. Žodžiu, trūksta gaspadinės. Dėdės galva neburokas, dėdė pakalbėti moka. Tu tamošiau tikras laužas, o tu su avintom gliaužais. Eitų savaime, bet tamošių ima baimė. Gaspadinė geras daiktas, bet piršlybos tos prakeiktos. O kada šitie be piršlybų atradai ir rauk kaip grybą. Lietuvoj tokia jau tvarka, jeigu nori vesti mergą, tai prieš tai reik lošti kvailį, nuvažiuot šaipytis meiliai, kvailus iš mislus kalbėti, glamonėti mamą dėti, kol išdrįs jie pažadėti, kraičiai vieną pupurėti, taip tamošius sau galvojo, mintis užė jam galvoja, vis tik gėdi nenorėjo, ojoj, kad ir jam meilė atėjo. Štai bet tik, kad kintam čiokui, jis gerai kalbėti moka, turi laikraščių ir knygų, jau skrėsti jam bet piga, kas nustebins, dieve mano, mūsų metą. Mėgstu ir moku skaniai gaminti maistą. Štai mano buvę 5 vyrai. Žinatas jiems amžinatas. Labai mėgau cepelinų su spirgučiais. Tad kas domina cepelinai mano su spirgučiais ir grietinė, prašant ateiti Palangoje ant tilto, susitikime, lauksiu, palydėsim saulėlydį.
turite grožio idealą, meilės ir svajonių išsipildymo, nebevarkite, jūs jau radote. Tai aš. Mano vardas Afroditė. Rašykite man į Facebooką. Lauksiu. Paimk mane. Iki. Man 40 metų. Mano tėvai turėjo gyvenimą čia ir aš norėti turėti gyvenimą čia. Lietuvaitė, jeigu tau apie 30 metų, ateik prie laisvės statulos, nevėluok. Rozė laukti negali. Plauko. Tu ją visur jauti be atvankos, voratinkliai skaidriųjų oro tarpus, jie krikštoja naujų namų languos. Išviečia tau, nakties gelmė žvaigždėtoj, kaip šviesdavo Romėjo su Džiulieta. Aš tavo Džiulieta, ateiko mylimas Romėjo, aš lauksiu tavęs stotelai pasvaly. Aš esu Olele Pupytė. Šviesiaplaukė, mėlynakė, nuostabių kūno formų. Neparela kolegėlė. Laukiu. Man tiks vyriškos lyties individas, sportiškas, bet ne ubagas. Jaučiu silpnybę vyrams su uniforma. Šalia kokio generolo, kapitono, kad ir gaisrininko, atrodyčiau gerai, ane? Mano telefono numeris 88008635. Tad pirmin. Sveiki, mano vardas Danielė. Man prieš 26 metus sukako tik 26. Su savo vyru išsiskyriau, kai jis pradėjo trankytis po klubus, restoranus, kavines. Vargšiukas, manęs ieškoju. Praeitą trečiadienį buvau pritrenkta, kai mano vaikinas, su kuriuo draugavau 3 metus, pagaliau prabilo apie šeimyninį gyvenimą. Pasakė, kad turi žmoną ir 3 vaikus, tai kaip trenkiau durimis jam per galvą, netyčia, ir išėjau. Dabar ieškau buto su viengungišku šeimininku. Tavo privalumas būtų, kad būtų muškietėjęs žvejys, nes savaitgalius labai mėgstu praleisti prekybos centre. Mano greitis parduotuvėje tik 500 litų per valandą. Žalingų įpročių nebeturiu. Negeriu, nerūkau, nedirbu. Esu jauna, graži. Mano telefono numeris 22322. Skambinkite.
metalo skambesys ir motociklo grausmas. Tai tu esi mažutė tas, apie kurį aš visą savo gyvenimą svajoju. Kaip ką, tai man šiandien kaip tik švenčiu savo 35 jubiliejinį gimtadienį. Tai dėl dovanos tai gali nesukti galvos. Aš pati su mielu noru įsirinksiu pas tave garaže ar dirbtuvėje. Tai ką, lauksiu aš tavęs ant savo motociklo Kawasaki prie kapinių tvoros. Pažadu gerą dozę adrenalino. Iki greito, mažutė. Labą dieną. Nu, šiaip tai jau aš čia nenorėjau ateiti. Bet kaimynė Domicėla tep įgrįsa. Nu, tep išdzyzė visaus, sako, eik į televizorių, vyrą ieškoti. Nu, gerai pagalvojo, nu ir atėjo, sako, ateis. Tigi per galvų nieks neduos, nu ir nu tą blogiau gal nebus. O pačiai vienai su tokių, nu, bišk sunk vis dėlto. 7 karvės, 1 arklis, 4 kiaulas, paidagi ožys, veltėdis, tik jie nieko daugiau nedaro, 20 vištų, agida Domicėla padovanoja porelį triušių. Tai aš juos pastačiau amžinatėlis vyrą kambarį, tai dabar už sienos jie man tiek dirba, ką man kartais ir pavyks užgrauž. Šiaip jau atsiboda vienai, jau beveik metai, kaip man vyrs paliko, nugi sakiau, kad mažiau gertų, bet neklausė šaltis. Tai dabar paliko, šitagis toks neužlopęs, o vaikų tigi neprisišauks, visintų išlaksti, o man pačiai vienai su tokių kita 10 hektarų žemės, nugi beprotą sunk ir verkiančią reik vyrą, bet reik ūkišką vyrą. Bet labai gerai, kad traktoriukų turėtų va, nes manas sarks jau nebejauns, o jeigu da būtų ir veterinaras, tai bus beprotą gerą. Tai va, vien žodžiu, aš esu Apolonė ir jeigu aš ko nors sudominu vėl vyrą, tai jau jūs pasistengit man paskambėt ir man pagelbot. Mano numeris 869 402 16. Jeigu sutarsim, kad biznį varysim, kopostėlės išvirs, ir dar kontą gabalėlį indės, va taip ir varysim mes to biznelį. Jeigu jau norit skambinti, skambikit ir dabar, kuo greičiau jau, nes man jau tikrai reikia pagalbininką greitai. Skambikit greičiau, nu, man gal jau karvę melžt reikia. O, alio, a kas čia toks skambė? Berniuks? O, tai berniuks, kaip tavo pavadiniams, vardas tavo, koks? Tamoš? O, tai gerai, labai, Tamoš ir Apolonė, tai gerai, tenk. Tai tad gal ir susitinkam daugumas, netinkiam? Tai gerai, tad ir čia aš palauks tave šitą tvorelą ir kvietkai žyd, jau tu paskubėk, nes man labai sunku pasiilga laukti. Jau vaiką aš laukiu. Atbėga
lauk manęs, žiemą vasarą lauk manęs, kai eglinė ruduo kvatos. Lauk manęs, vėtra mūkaujant, lauk manęs, pievų ūkanoj, lauk manęs, šiandien ir visados. Atbėga žydra diena, atplaukia žydra daina. Žydroji padangė tokia plati, o didelė laimė jau taip arti. Tegul ją palydi žydra giedra, tegul ją aplenkia audra. Žydra diena ateina, o tau žydra daina groja mano gitara. Lauk manęs rytą vakarą, lauk manęs žiemą vasarą, lauk manęs, kai eglinė ruduo kvatos. Lauk manęs vėtro mūkaujant, lauk manęs pievų ūkanoj, lauk manęs, šiandien ir visados. Jūs sutinkate, o jūs, jaunuoliai, vardo nebeprisimenu, ar sutinkate imti šitą mielą mergaičiukę? Vis dar abejojate, suprantu, bet balsu tėvų romorį šaukiu jūs gyventi viese, nes tik taip surasit kelią atgal į rojų. Gyvensi tuoj, šiandien ir rytoj, bus abiem smagu, šilta ir jauku, savo lovoje, skriksit obuolius, darysit ištikau, eisit rojų. Jeigu
Išimi